Sveiki, čia Andrius Pauliukevičius ir dar viena mano kojų treniruotė. Kojų treniruotės dabar jau būdamas vyresnis, būdamas senesnis, pradedu paprastai nuo izoliacinių pratimų ir tik tai pačiame treniruotės gale pereinu prie bazinių. Ir dar vienas momentas, kurį visada pabrėžiu kalbėdamas apie kojas, tai kad dažniausia galinė šlaunies dalis būna atsiliekanti priekinės šlaunies dalies atžvilgių, tai yra dvigalvis šlaunies raumuo būna atsiliekantis keturgalvio atžvilgių. Ir dėl to treniruotę aš pradedu nuo dvigalvio ir tada pereinu prie keturgalvio. Ir čia yra du galimi treniruočių variantai, kai iš pradžių būtų treniruojamas dvigalvis ir atliekami visi pratimai dvigalviam raumeniui. Tarkime, kojų lenkimas gulint, kojų lenkimas sėdint, štangos trauka tiesiomis kojomis ir po to jau visi atliekami keturgalvių kojų tiesimas, spaudimas, pritūpimai, įtūpstai. Arba galimas variantas, kuomet atliekamas vienas pratimas dvigalviui, vienas keturgalviui, vienas dvigalviui, vienas keturgalviui. Tai yra tas metodas, kurį pastaruoju metu aš labiausiai mėgstu ir jisai grindžiamas tuo, kad treniruojant vieną raumenų grupę, kita ilsisi. Ir ta, kuri ilsisi, joje atsistatinėja kreatinfosfatas ir tai leidžia tada vėl grįžus prie tos raumenų grupės, kuri ką tik ilsijosi, ją treniruoti su didesniu intensyvumu ir tada jai atliekami pratimai jau būna efektyvesni ir produktyvesni. Dar vienas dalykas, kurį aš čia naudoju, kurį galite pastebėti, tai aš atlieku pauzės kiekvieno pakartojimo metu. Ir pauzės atlieku arba viršutinėme, arba apatinėme judesio taške, jeigu tai yra kojų lenkimas sėdint arba kojų lenkimas gulint, arba kojų tiesimas sėdint, pauzės atlieku viršutinėme judesio taške, tada kai judesys atliktas, ir tuo metu, kai raumuo yra maksimaliai susitraukęs, nes tai leidžia dar labiau apkrauti raumenis ir padidina spaudimą juose. Ir žinoma, tokiu būdu treniruojantis kelsite ir mažesnį svorį ir atliksite mažiau pakartojimų, bet tai nesvarbu, tai yra tik tai vizualūs dalykai, kurie yra matomi iš šalies, bet tai kaip jaučiasi jūsų raumenys pratimo atlikimo metu, tai yra svarbiausia ir toks būdas atliekant pauzės, kuomet yra maksimalus koncentruotas raumens susitraukimas, labai smarkiai padidina to pratimo efektyvumą. Arba kitas variantas, kai, tarkime, štai šiuo momentu aš atlieku pritūpimus treniruoklyje ir jeigu aš pauzę darysiu tuo metu, kai atsistoju viršuje, mano keturgalviai šlaunies raumenys jau bus šiek tiek atsipalaidavę ir maksimalus susitraukimas ten nebus galimas, būtent dėl tokio judesio vektoriaus, dėl tokio pasipriešinimo vektoriaus, bet atliekant pauzę apatinėme judesio taške, kaip ir prieš tai buvusiuose hako pritūpimuose, taip ir šituose pritūpimuose, tiek vėliau seksančiuose spaudimuose kojomis, tada kiekvienas pakartojimas atliekamas iš mirties taško, kaip štai dabar atlikinėsiu spaudimus ir tada pauzę atlieku apatinėme judesio taške. Ir kiekvieną kartą pradedu kelti svorį iš mirties taško. Tai yra tas pats, kas, tikiu, kad gyvenime turite tokią patirtį, kaip stumti mašiną, kuri neužsiveda arba yra sugedusi. Ir kuomet pradedate stumti mašiną, kuomet jau ją stumėte, tai nėra taip sunku ir ar atrodo, kad vienas galėtumėte stumti arba moteris galėtų tą daryti. Pats sunkiausias dalykas yra pajudinti mašiną iš mirties taško. Ir tai yra tai, ką aš darau šiuose pratimuose. Tai aš pradedu judesį nuo pauzės, kuomet svoris yra nuleistas ir tada taip kiekvieną pakartojimą pradedu iš mirties taško. Ir tai yra tas pats, kas stumiant mašiną kiekvieną kartą pradėti nuo nejudančios mašinos. Ir atlikau spaudimus dviem kojom ir tada atlikinėjau spaudimą po vieną koją. Spaudimas po vieną koją negalima sakyti, kad pranašesnis kažko už dviem, tiesiog jis yra skirtingas, duoda skirtingą apkrovimą šlaunims ir tada spaudžiant po vieną koją šiek tiek labiau dirba vidinė šlaunies dalis ir sėdmenys, kurie veikia kaip kelio stabilizatoriai šito pratimo metu. Ir paskutinis mano pratimas yra suvedimas kojomis.
Tiesą sakant, labai dažnai šitą pratimą keliu į patį treniruotės priekį, pradžią, dėl to, kad jisai man padeda apšildyti klubų sąnarius ir taip pat padeda pratempti raumenis ir tada tai palengvina pritūpimų ir spaudimų kojomis atlikimą. Tai tiesiog šiuo konkrečiu atveju gavosi taip, kad kai aš pradėjau savo treniruotę, šitas treniruoklis buvo užimtas, dėl to atsitiktinai aš jį perkeliau į galą.